Aklas pasimatymas - laida kurianti ryšius. Laidą rengia Automoto Group. Dalinai remia Medijų rėmimo fondas ir Telia, kad kiekvienas ryšys būtų tikras. Telia įdomiau, tik gyvenimas visiems. Sveiki, gerbiami klausytojai, čia radijo laida Aklas pasimatymas, laida kurianti ryšius. Ir mes, jos kūrėjos, aš Lina Žaltauskaitė. Ir aš, Irma Jokštytė Stanevičienė. Labą dieną. Šiandien kalbėsime apie sveikatingumą ir sveikatą. Ir šiandien pas mus svečiuojasi tradicinės, vakarietiškos mūsų medicinos atstovė gydytoja Asta Keturkienė. Sveiki, mėly klausytojai. Įdomiausia yra tai, kad jūs, būdama tradicinės medicinos atstovė, ėmėtės domėtis tokia netradicinė medicina, sakytumėm, kuri gimė labai toli nuo Lietuvos, Indijoje. Tai kas nutiko ir kodėl, kaip jūsų gyvenime atsirado Ajurveda? Dėkui už klausimą. Mane pačią stebina mano gyvenimo viražai. Aš esu gydytoja anesteziologė reanimatologė, tai dirbo reanimacija virš 30 metų, tai ten yra kibirinės cheminių vaistų dozės naudojamas ir ten dauguma ligonių net neryšio zonai. Ta prasme, kad negali paaiškinti jiems, negali ką nors pasakot, bet vis tiek, dirbant tokį darbą, tai atėjo man mintis vieną tokią gražią dieną į galvą. Tai vis tik tai gydydama cheminiais vaistais aš neveikiu ligų priežastį. Ir mane tai taip sukrėtė, kad aš išgyvenau labai gilią krizę ir aš galvoju, ką dabar daryti, jeigu nuo mažens mano svajonė buvo gydyti žmonės, mano vieninteliai žaidimai buvo daktarų žaisti, mano lėlė buvo subintuota, žinai, vaikus badydavau susuktais lapkočiais, ne va tai vaistus leisdavau ir ką dabar veikti toliau ir tada aš kažkaip pradėjau ieškoti, kas man atsakys į mano tos klausimus, visgi kur slypi ligų priežastys. Ir ieškojau ir visokių ir ten Brego Šeltono mokė ir pati bandžiau praktikuoti. Vis man buvo ne tai ir kada išgirdau pirmą Ajurvedos paskaitą, aš kaip arkliukas turbūt ganykloje kinkoja galvą, taip aš nematomai kinkavau taip. Iš tikrųjų, tai tiesa, taip, logiška. Man tai viskas susisėjo, kaip aš sakau, iš pažiūrusių tokių karoliukų man susivėrė karoliai, man susivėrė vientisas kažkoks tai toks gražus junginys ir tai buvo turbūt prieš 15 metų ir aš mokiausi Lietuvoje, studijavau Ajurvedą, paskui Indijoje ir dabar aš konsultuoju, turim savo Ajurvedinių masažų konsultacijų studijas Atvyką ir aš integruoju šitus dvi medicinas, jos tarpusavį puikiai dera, viena kitą papildo. Tas pats žodis Ajurveda, ar ne, jeigu mūsų klausytojai būtų kartais negirdėję, kokia tai kryptis, apie ką jį kviečia išgirsti, įsigilinti, į ką atkreipti dėmesį. Taip, mes kartais kalbam ir nežinom apie ką, kokius žodžius minim. Tai Ajurveda yra mokslas apie gyvenimą. Viena Ajurvedos dalis moko, kaip mums nesirgti, apskritai nesusirgti. Kita Ajurvedos mokslo dalis moko, kaip susirgus pasveikti. Tai kaip nesusirgti? Taip. Kaip trumpai pasakyti tą mokslą? Kaip nesusirgti? Vat ką daryti? Na, aš nelabai matau žmonių, kurie yra visiškai sveiki, nors save irgi tokia maždaug pristatau, vertinant šiuolaikinės medicinos gydytojos akimis. Bet Ajurvedos mokslas sako, kad yra 6 ligų stadijos. Ir mes kreipiamės į gydytoją 5-6 lygos stadijoje, kada mes jau gydytojui užrašome kažkokias diagnozes. Bet yra kitos 4. Ir pirma ligų stadija vien kokie tai psichikos sutrikimai, tarkim, gali būti nerimas ar baimė, gali būti susierzinimas arba tingulys ir tai jau yra liga. Ir Ajurvedas sako, kad ir tas žmogus, kuris protarpiais kažką jaučia, tarkim, pilvo pūtimą ar kažkokį nuovargį, energijos stoką ar kažkokį tai protarpinį, kažkokį ar galvos paskaudėjimą ar sąnarių, jis jau yra nesveikas. Taip, kad sveikatos sąvoka pagal Ajurvedą yra labai išsami. Tai turbūt galima pasakyti, kad mūsų ta tradicinė medicina, jinai gydo jau pasiekmes, o Ajurveda ieško priežasties. Būtent. Ir Ajurvedas sako, kad pagrindinė ligų priežastis yra sveiko proto nepaisymas. O mūsųgi lietuvių liaudies tautosaka, ką sako, žuvis genda nuo galvos.
Juk mes visi žmonės ir tie, kurie valgo tą šlamštmaistį, juk savo norų tiesia ranką, perkanuškę, tuos savo uždirbtus pinigus palieka už tą, kas vadinama maistu, mano galva, neadekvačiai vadint. Tai negali būti maistas, nes mes esame maisto kūnas ir deda į burną ir mėgaujasi to ir teisinasi, kodėl jie valgo va, tą kažkokį darinį, kuris, kas nežino, kad jis, sargdinti gali ir realiai sargdina. Tai vadinasi sveiko proto nepaisimas. Ir yra tokie du terminai, kaip reiškia, vidija teisingos žinios ir avidija neteisingos žinios. Ir tas neteisingos žinios yra priimtos už pagrindą. Jos priimto kaip teisingos žinios. Na, pavyzdžiui, ir vėlgi, ir kas šiais laikais gali ten ramiai gyventi, ir kas šiais laikais ten neturėti laiko pavalgyti, lėkti, dirbti iki išnaktų, naktinėti, gerti alkoholį, nes kitaip neatsipalaiduosi. Iš ryto visokius dopingus gerti, tai yra norma, bet tai yra nenorma. Realiai tai yra nenorma. Pavyzdžiui, turiu pacientą, kuris dirba kitoj šaly ir kai aš jam sakiau, kad mes kalbėjom apie mitybą ir sakiau, kad reiktų jums naminį maistą, ryte pagamintą, ten su meilė ir pagal iš jums tinkamų ingredientų, neštis į darbą termocentram patiekalui. Ir jis sako, man gėda. O jis, rūko 30 metų ir aš sakau, tai jums eit su cigarete, negėda gatvėje, ar rūkyti, jums negėda, bet nešti sveiką maistą į darbą, jums yra gėda. Tai va čia yra va, tas vidė yra vidė, va tas, kas yra neteisingos žinios, priimamas už teisingas žinias. Vadinasi, pagrindinis žingsnis yra keisti savo mąstymą. Būtent. Man dar labai įdomu apie tą tinkamą, netinkamą maistą. Iš tikrųjų, kaip yra sudėtinga, kai mums yra pasiekiama viskas. Visokie valgymo pasirinkimai, ar ne? Kaip vis dėlto į ką atkreipti dėmesį, kas yra tinkamas maistas? Arveda labai kitaip vertina tinkamą maistą. Tai yra maistas, kuris yra pagal konstitucinį tipą to žmogaus, nes šiuolaikinė medicinoje tai yra liga ir yra ligos gydymo algoritmas, tai yra visiems. Arba mityba yra nediferencijuota, reiškia. O mes tokie skirtingi. Vieni šalam, kiti kaistame. Vieni padedam galvą ant pagalvės ir užmėgam, kitigi nuo mažiausia krepštelio būdrauja. Vieni valgo kiek nori ir liekni, kitigi vos nuo vandens beveik storėja. Tai reiškia, negali būti vienodi mitybos patarimai visiems. Tai štai pagal vyraujantį konstitucinį tipą, pagal dienos laiką ir pagal sezoną taip pat. Nes mes nekreipiam dėmesį į sezoną, mes vargu bau ar vasarą eina kas nors su žieminiais batais ar kailiniais. Tai ir žiemą su basutėmis, bet mitybą tai mes nelabai keičiame pagal metų laikus kažkodėl. Tai ką jūs pasiūlytumėte arba patartumėt, ką mes turėtumėm labiau valgyti vasarą ir ką labiau žiemą? Vasara yra dažniausiai karšta. Šitą vasarą gal kiek kitokia. Bet vis tiek yra kaitinantis maistas ir yra vėsinantis maistas. Ir jeigu žmogus ir taip kaista iš savęs ir jeigu jisai vartoja žiemą tos visus aštrius prieskonius, pavyzdžiui, tos ir kečupą, ten visokį čilį, alkoholis, tai yra labai panašu kaip tarsi piltų benziną į ugnį. Tai ir tada, jeigu turi visokių ten tų uždegiminių problemų, rodos rūgštingumą ir taip toliau, tai suprantama, kad toks maistas šitus procesus ir daugelį kitų aktyvuoja. Tai jau geriau vėsų maistą valgyti, lengvesnį, nes mums nereikia tiek energijos savęs apsišildymo, juk tai ne žiema yra, šiaip tai. Tai ir priešingai ir žiemą turi būti maistas riebesnis, žinoma, kada šalta, jis turi būti šiltas, vienareikšmiškai. Ir tai jau kuo mažiau šviežių vaisių ir tai ryte, tai galbūt jau nebus glotnučiai, nebus sultys, ar vaisiai tai turėtų būti šiltos košės. Ir tai yra kur kas sotesnis maistas, tinkamesnis žiemą. Kokie tie konstituciniai tipai? 3 pagrindiniai, bet mes nesame mono. Mes esame maišyti ir turime kažkokį tai dominuojantį konstitucinį tipą. Ir tai yra
pagal, tas žmogus, kurio oda sausa, kurio sąnariai traška, kurio protas neramus, linkas tas žmogus į nerimus, į baimės, bet turi puikiausią fantaziją, jis yra idėjų generatorius, dažnai menininkai, rašytojai ir taip toliau. Tai tas žmogus ir turi beje polinkį vidurių užkietėjimą arba pilvo pūtimui bent jau, tai jis yra tos vata došos, vadinamos tos sauso, šalančio amžinai žmogaus atstovas. Kitasgi žmogus pita došos, jis yra, temperamentas, tai yra ugnis, tai yra vadovas, lyderis, vedlys, mėgsta kritikuoti, kitus pats nemėgsta būti kritikuojamas. Kažkas labai pažįstamo. Aukštas toks libido ir jis toks mėgsta, tokį aštroką, rūgštų maistą, tokį jis gali valgyti kalnus maisto, apetitas puikiausias. Tai jo konstitucinis tipas būtų pita došos, ugnies vyravimas. Ir kitas yra toks žemė ir vanduo, toks kaip mūsų žemaitės lunkius, kol jisai išsijudina. Jis nerangus ir mintyse, jis priraišus, jis toks vienmylys, jam sunku keisti darbą, jis lėtai galvojantis ir tuo pačiu jisai kaupiantis yra. Kaupia jo puikiai ilgalaikė atmintis, jis kaupia informaciją, bet kaupia ir svorį, kaupia skysčius. Jie tokie pavalgyt, pamiegot, labai mėgsta tokie, aiškiukai kalas tokie. Tai yra ką padoš, žemė ir vanduo. Bet dabar taip, žmogus gimė ir pavyzdžiui gimė kapą došos, kai priklauso kapą došai ir jis galvoja, kad aš norėčiau kažkaip galbūt keisti savo tą, nežinau, pavadinti tingumą arba vangumą, ką jam daryti? Žinoma, puikus, taip, visos galimybės yra. Daryk priešingai, juk mes, kada norime ataušinti per karštą arbatą, mes galime įpilti šaltą vandenį ir atvirkščiai. Jam reikia aktyvuotis, jam tingu lakstyti, bet jis puikiausiai gali lakstyti, nes sąnarių sutepimas geras. Ir kažkokie aktyvūs sportai. Man užstrigo viename jūsų interviu pasakyta mintis, kuri bus ir mano mintis, jeigu galima. Jūs sakote, ar kas nors turi mirti, kad aš pavalgyčiau? Tai praplėskit šitą savo mintį. Taip, dėkui, kad priminėte, aš neretai tą sakau, kai manęs klausia, kodėl aš esu vegetarė. Tai kai mokiausi, studijavau klasikinę mediciną, tai apie tai, kad negauti gyvulinio baltymų, tai kalbos nebuvo, tai reiškia žaloti save, tapatus save žaloti. Bet iš ties, kad kiekvienas maistas turi savo energiją dar. Mes dažnai žiūrime, šiuolaikinė medicina vertina mitybą pagal baltymų riebalų, angliavandenių kiek ir pagal kalorijas. Bet visiškai nekreipia dėmesio energetikai kilmę viso tos, nes mes turim gauti energiją. Jeigu mitybos maitinimo tikslas yra, kad aš turėčiau energijos veikti, protauti, dirbti, kad mano organizmas turėtų energijos kovoti su sukėlėjais, visokiais ligų ir taip toliau. Vėlgi, jeigu mes didžiuosimės, pavyzdžiui, aš vegetarė daug metų, bet jeigu aš to didžiuosiuosi ir menkinsiu kitus, aš nieko nebūsiu geresnė už tos, kurie valgo tą smurtinį maistą. Taip, kad tada aš kitus valgysiu žmonės. Netiesiogiai. Nevalgydama smurtinio maisto. Taip, sako, aš esu vegetaras, aš nevalgau mėsos, bet valgau kitus žmonės. Taip, o tarkim, tėvelis Stanislavas, jis buvo visavalgis, bet nerealaus šviesumo žmogus, man malonė buvo šalia jo būti, kol dar jis buvo šitą žemėje. Tai daug laiko su jo praleidau. Tada dar į kitą pusę norisi paklausti, kiek svarbus tas dvasinė pusė žmogaus sveikatai. Jūs užsiminėte apie tėvą Stanislavą ir bendrai žmogaus santykis su Dievu, kiek svarbus jo sveikatai. Taip, labai aktualu, kai jūs dabar pasakėte šiandienai, todėl kad šiuolaikinė medicina tai įvardina gyvenimas lėtinį stresą. Jeigu protas neramus, reiškia lėtinis stresas ir tada pakitusi biochemija mūsų organizme. Tai reiškia, mes turim simpatinę nervų sistemą, tai yra aktyvumo, tai yra žvalumo, budrumo pulginkis sistema ir parasimpatinė, reiškia ramybės nervų sistema. Ir kitokie hormonai, reiškia kitokie potraukiai maisto produktams, skoniams, maisto kiekiams, o galiausiai virškina ne taip, o šitoj vietoje labai svarbu išryškinti
tai, kad Arvedas sako, kad ir geriausios kokybės maistas, jeigu jisai nesuvirškintas, mumyse atgula toksinais. Tai reiškia, o gyvena neramus protas, reiškia, yra vienareikšmiškai tapatu nesuvirškinta maistui. Arveda yra holistinis mokslas ir nėra, tarkim, kažkokio tai fragmentuoto gydytojo specializacijos, fragmentuotos, pavyzdžiui, ten akių, gastroenterologai ir dar smulkesnių, bet lygiai taip pat, nes mūsų protas priklauso ir nuo virškinimo. Pavyzdžiui, jeigu pykina, jeigu ar pilvas suka, tai, nelabai jau mes ten būsim intelektualų polėkį, kažkam ten sėdėti medituot, vargu ar mums pavyks. Ir priešingai, jeigu protas neramus, tai tada ir virškinti. Taip, kad yra sąsaja tarp to fizinio kūno, tarp to, ką mes dedam į burną, nes jeigu mes apsunkstam, yra tokie maistai, mes ne vieną kartą ir aš pati esu. Prisivalgai kažkokį primaišą ir tada sunku, tada maistas stovi, tada kažkokie pykinimai, kažkokie nesmagumai. Tai reiškia, proto aštrumas ir prastėja, bet dar Arvedas skiria kelis dalykus - protą ir intelektą. Tai mes intelektą labai dažnai, sako tas IQ, intelekto, iškitas indeksas. Intelektas nėra visokių ten tų žinių sankaupa, tarkim, kurių ilgiausia, kiek kokie mieste gyventų, kelintais metais kažkas ten nutiko. Tai nėra intelektas. Intelektas yra dvasinio žinios, kurios formuoja charakterį. Ir intelektas turi prižiūrėti protą kaip koks šeimininkas šunį. Prie kojos, sako, pavyzdžiui, ateinu į parduotuvę vakare. Po darbo, pavargusi, jetau, kokie tortai, o kokios spalvos, o dievai, o atrodo. Oi, ir protas sako, tikrai nusipelniai, važiūrėk ir visi perka, jetau. O intelektas sako, ne, pažiūrėk, pirmiausia, koks laikas. Pirmiausia, o tada pažiūrėk, koks kreminio torto galiojimo laikas. Tai kokie gali būti ingredientai sveiki, jeigu tortas galioja ne vieną savaitę. Iš ko tas žalia ar geltona spalva yra. Einam namo, tuo labiau, kad jau dabar 8 valandos, einam namo. O protas krenta kaip koks vaikas, žinot, parduotuvėje, ten žviegia. Oi, ne, o intelektas sako, aš kaip protingas tėtis ir mama, aš prie durų ten tavęs palauksiu, tu čia pagulėk, kol tau atsibos, eisim namo, be torto. Jūs jau dabar trečią kartą važiuosite į Indiją į taip labai įdomių pavadinimų Pančakarmos programą. Taip. Kas tai yra? Jau laukiu. Kas tai yra ir kokius ten išbandymus jūs patiriat ir ką gauna kūnas, kas tai per programa? Pančia yra 5 veiksmai šiaip jau. Ir tai yra giluminio organizmo valymo programa, nes mes užsiteršiame ir vis tiek oras užterštas, mes naudojam, gal, aš pažinėjau, cheminių, bet vis tiek per gyvenimą vartojas ir žmonės daug vartoja visokios kosmetikos, maistas su visokiais priedais ir nešviežias ir taip toliau, galiausiai mes ne visada suvirškinam. Reiškia, visiems reikia valytis, o ir gyvename įtampoje, neramių proto, dažniausiai. Tai tas organizmo valymas, jis viena, kad jis tinka atjauninti organizmą, todėl kad jeigu mes apsivalome nuo toksinų, tai žinoma, kad nukraunam organizmą, jis neįkvoja tiek energijos valymais, tai kažkam kitam lieka ta energija. Kita vertus, kad tinka palaikyti sveikatą ir pasisveikatinti sergant kažkokiamis lygomis. Teko girdėti, kad medikai sako, kad tai tam tikras didelis šokas organizmui ir ar taip nėra? Ai, nesutinku. Nesutinku, todėl kad taip, kas nežino, tai taip iš šono galbūt taip atrodo baugu, bet iš tikrųjų, kodėl? Todėl, kad ten yra pirmiausia, kad aš jaučiuosi saugiai toje klinikoje, nes ten visą laiką gydytojo esam prižiūrimi 24 valandas per parą, kad visos procedūros yra skirtos adekvačiai kiekvieno sveikatos būkliai. Ir kad kiekvieną dieną mažiausiai kartą gydytojo perklausia, kaip jautiesi ir visą laiką koreguojamas procedūros. Tai yra viena. Antra, kad tai net nėra nei vienos dienos, kada mes negavom kažkokio tai maisto. Net bado nėra. Taip, kad ir nėra kažkokių skaudžių procedūrų, nemalonių procedūrų. Aš noriu dar jūsų paprašyti, kad mūsų klausytojams patartumėt, kaip
pradėti dieną ir kaip ją užbaigti, nes turbūt nepaprastai svarbu, kaip aš išlipu iš lovos ir kaip aš ją vėl kaip pasiruošiu poilsiui. Yra Ayurvedos mokslas apie dienos režimą, vadinasi dinačarija. Ir jis mus moko, kada reiktų gult ir kada keltis. Ir šiuolaikiniai medicinoje yra tai vadinami cirkadiniai ritmai. Tai yra ayurvedinės žinios. Tik tai patvirtintos mediciniškai, kad štai nuo 22 valandos maždaug mūsų organizme, rašant elektroencefalogramą, tai yra patvirtinama, vyrauja tos delta bangos smegenyse. Delta bangos, o jos yra dėl parasimpatinės nervų sistemos, tai yra ramybės nervų sistemos vyravimo. Ir kad pradeda gamintis nuo to laiko melatoninas, reiškia miego hormonas. Ir kad reiktų keltis apie kokią 6 ryto. Jeigu mes miegam iki 8-9, o rytas saulytė teka, gėlės kleidžiasi, o mes miegame. Mes nutekiname tą, reiškia, energiją. Taigi pabundame ir nėra ko lovoje gulėti. Pasiražyti arba kaip ir keliamės. Ir iš ryto mes labai dažnai nežinome, kad reikia valyti ką? Liežuvį. Yra formos lankeliai visokie, iš bet ko pagaminti. Ir organizmas naktį atlieka 3 pagrindinės funkcijas. Tai pirma jų sintetina, reiškia, audinius iš dieną praryto maisto, antra valymosi ir trečia pakraunam savo bateriją, energijos atkūrimas. Taigi valomės ir per tą gleivinę, kurie yra mūsų burnoje. Tai vadinasi, tos apnašas ant liežuvio reikia nuvalyti, jeigu mes gerbėm savo organizmo pastangas mums padėti. Nuvalome, braukiant nuo šaknies link liežuvio galiuko, tol, kol ant to lankelio matysis apnašos. Jas nuplaunam kiekvieną kartą patekančių vandeniu. Antras veiksmas – dantukų valymas su sveika pasta, ne cheminė. Trečias veiksmas – aliejus plakimas burnoje. 4-5 minutės šalto spaudimo, koks nors taurus aliejus, gali būti kokos aliejus, jeigu tai yra vasara, o kokos aliejus aušinančiai veikia. Ir paplakam, 4-5 minutės pajudinam, tai yra gandaša vadinasi ta procedūra, ir išspjaunam, netaupant aliejus. Ir tada praskalaujam burną šiltų vandenį ir geriam rytinį vandenuką. Tik tada mes geriam rytinį vandenuką, kuris turėtų būti šiltas, ypač jeigu vidurių iškietėjimas tą žmogų vargina, jeigu jisai šąla. Ir tada mes turėtumėm aliejuotis kūną, irgi šito dažnai nežinome. Todėl, kad riebaluos tirpsta tie vadinami lipofiliški arba riebaluose tirpus toksinai, jie vyrauja mūsų organizme. Tai štai tai čia ne šiaip savo, tai reiškia, o oda su prakaito liaukom yra viena iš 3 organizmo valymo sistemų. Tai reiškia, mes tos toksinus tada surišame aliejum. Kita vertus žinoma, kad oda elastingesnė, standri. Taigi ir mes gražėjame dėl to. Bet būtina sąlyga įsitriname aliejum. Ir mes įsitrinti turime šiltu aliejum. Ir nesutepti, o įtrinti. Taigi, įsitriname aliejuku ir mes į tą laiką mes galime kažką daryti, nes jį reiktų palikti ant kūno bent 15 minučių, tarkim. Šiaip gramatiškai 35 minutės, nes yra 7 audiniai. Mūsų organizme ir kiekvieno audinio pamaitinimui reikia 5 minučių. Tai 35 gal ne, bet bent 15. Ir ką veikti per tą laiką? Taigi galime apsirengti kažkokį prastesnį rūbelį, savo pratimėlius padaryti kažkokius, tai jogą ar pakvėpuoti pranajamą, kas yra būtina mano galva. Ir tada nusidušinti. Tiesiog ir be kokių cheminių visokių tentų dušo, žalių gėlių tentų. Ir ką tada darome? Tada jau mes galim pasiruošę būti pusrytėliams. Pavalgom pusrytėlius, vėlgi priklausomai nuo metų laiko. Darbai geriausiai iki pietų, produktyviausiai mes galim dirbti. Pietus sunkiausias maistas, 12-1-2, kada virškinimo fermentai geriausiai skiriasi. Atsiprašau dėl to, kad vėlgi kalbėjom, nesuvirškintas maistas toksinais atguls.
pietus, o vakare, geriausia tai sportuot būtų iš ryto, žinoma, o treniruotės vakarėjo žvalina ir tada po treniruočių vėlai grįžta žmonės, tada susivėlina su vakarienė, prisivalgo nakčiai, tada aš visada klausiu, ką tardau žmogų, pacientą, ką jis kada valgo, tai kartais sako viską, kas šaldytuve, kas po ranka pakliūna. Nes dieną nebūna laiko valgyti, matote. Tokie nepakeičiami. Aš sakau, tokių nepakeičiamų pilnos reanimacijos, tai ne visus spėja atvežti iki reanimacijos. Dar jiems malonė duota susivokimui, kad tų klaidų nekartotų. Ir vakare, žinoma, neturėtų būti ten azartintis kažkokiais santykių aiškinimais, kažkokie politinės tam žinios, kurios visada suneramina protą, sujaukia, ar ten kažkokie detektyvai, koviniai filmai. Ne tai turėtų būti. Žokie ramus skaitime, meditacinė muzika, žinoma, idealų šavasana, pagulėti ten toj atsipalaidavimo pozoje ant grindų, iškvėpinėjant per galūnės, jaučiant įtampas raumenyse, visam kūne savo ir pagulėti taip. Arba pamedituočiai paprastai. Ačiū už nuostabę žinias ir tiesiog kyla mintis, ar yra galimybė plėsti jas apie papildomos ir alternatyvios medicinos sistemas žmonėms su regos negale. Kokia sveikatingumo informacija yra prieinama? Nuotoliu klausime Lietuvos audiosensorinės bibliotekos leidybinės veiklos vyriausiojo kuratoriaus Audriaus Meškos. Lietuvos audiosensorinė biblioteka skaitytojų pageidavimų pritaikė keletą knygų sveikatingumo tema. Iš tikrųjų, jų yra net 15. Jos skirtos sveikam judėjimui ir sveikai mitybai. Viena jų yra gydytojo Jono Girskio knyga Viskas apie stuburo gydymą, taip pat gydytojos Jūratės Pečeliūnienės sudaryta knyga Aš ir mano diabetas. Profesoriaus Rimanto Stuko knyga Mokslininko užrašai. Dietologės Vaidos Kurpienės knyga Balansas. Šiuose knygose skaitytojai gali rasti patarimų, receptų, kaip sveikai maitintis ir fiziškai judėti. Visos knygos yra skirtingos ir skirtingomis temomis, todėl nesunkiai galima rasti knygą, kuri bus įdomi ir aktuali kiekvienam skaitytojui. Pavyzdžiui, jeigu žmogus yra labai aktyvus, galima rasti knygą skirtą sportui ir sporto mitybai. Taip pat yra knyga apie jogą, apie kuksando, apie bėgiojimą. O jei domina sveikas maistas, sveikos mitybos receptų galima rasti Mehmeto Ozo knygoje Gydantis maistas, kurioje didelis akcentas yra skiriamas viduržemio virtuvei, arba jau minėtoje Vaidos Kurpienės knygoje Balansas. Visi leidiniai yra gana sudėtingi ir kompleksiški, todėl galvodami apie skaitytojus, kad jie kuo savarankiškiau ir išsamiau galėtų jas perskaityti, tas knygas išleidome moderniu EPUB formatu, kuris leidžia knygą prisitaikyti pagal savo poreikius. Pirmiausia, knygos tekstas prisitaiko prie ekrano, galima keisti raidžių dydį, spalvą, fono spalvą, taip pat knygos yra įgarsintos profesionalių bibliotekos diktorių. Tas įrašas sinchronizuotas su knygos tekstu. Visos knygos yra gausiai iliustruotos. Todėl jas rengdami pasitelkėme garsinio vaizdavimo specialistą bei atitinkamų sričių profesionalus, kad parengtume tų iliustracijų aprašymus. Pavyzdžiui, jeigu skaitytumėte Jono Girskio knygą Viskas apie stuburo gydymą, galėtumėte savarankiškai atlikti juose esančius pratimus, nes jie išsamei žingsnis po žingsnio yra aprašyti padedant paties gydytojo. Knygas galima skaityti savo patogiausiu būdu. Paprasčiausias jų tiesiog prisijungti kompiuteryje prie Elvio bibliotekos ir naršyklėje skaityti bei klausyti tas knygas. Turime programėles skirtas išmaniesiems telefonams bei planšetėms. Jose taip pat labai paprasta rasti tas knygas ir jas skaityti. Be abejo, jeigu kiltų kažkokių nesklandumų ar sunkumų naudojantis programėlėmis arba randant knygas, visada galite kreiptis į artimiausią biblioteką. Dėkojame Lietuvos audiosensorinės bibliotekos leidybinės veiklos vyriausiam kuratoriui Audriui Meškai ir jau šiandien norim atsisveikinti. Gerbiama Asta,
Žinau, kad jūs savo žiniomis dalinatės su visais, kaip sakant, nemokamai, ko atrodytų iš vis neįmanoma. Tai kur galima išgirsti ir eiti tuo keliu sveikatingumo? Jaučiu pareigą kaip gydytoja dalinti savo žiniomis ir nors kažką palikti po savęs. Jokauju, taisyti karmą savo. Tai yra mano YouTube kanalas visiškai nemokamas. Aš tik prašau per numerą dėl sklaidos. Tai yra Asta Keturkienė. Įsivest tą žodį ir viską ten, nežinau, 80 su virš, gal 90 paskaitų yra sveikatos temomis, holistinės sveikatos temomis. Ačiū Jums labai, tikrai beprotiškai naudinga ir dėkojame, kad radot mums laiko. Labai dėkui už domėjimąsi ir už žinios nešimą. Ačiū Jums, o dabar kviečiame klausytis savaitės įvykių apžvalgą lengvai suprantama kalba. Žinios lengvai. Kviečiame klausytis žinių apie svarbiausius savaitės įvykius lengvai suprantama kalba. Nauji ministrai. Partija Nemuno aušra turėjo surasti naujus energetikos ir aplinkos ministrus. Partija anksčiau jau siūlė ministrus, bet prezidentas jų nepatvirtino. Partijai Nemuno aušra sunkiai sekėsi surasti naujus ministrus, todėl jie apsikeitė ministerijomis su socialdemokratų partija. Nemuno aušra atidavė energetikos ministeriją socialdemokratams, o socialdemokratai atidavė kultūros ministeriją partijai Nemuno aušra. Partijos pasiūlė naujus ministrus. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas, aplinkos ministras Kastytis Žuromskis ir kultūros ministras Ignas Adomavičius. Kandidatus įvertino prezidentas. Prezidentas pritarė, kad pasiūlyti kandidatai taptų ministrais. Žmonės kritikuoja Nemuno aušros pasiūlytus ministrus. Būti ministru yra sudėtingas darbas, kuriam reikia gerai išmanyti politiką. Žmonės sako, kad Žuromskui ir Adomavičiui trūksta patirties. Kultūros darbuotojai rinkosi į protestus. Jie nenorėjo, kad kultūros ministru taptų Adomavičius. Sidabro medalis Tokijuje. Praėjusį sekmadienį baigėsi pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. Lengvoji atletika yra sporto šaka. Sportininkai varžosi skirtingose rungtyse. Pavyzdžiui, bėga, šoka į tolį ar aukštį, meta diską ar ietį. Čempionatas vyko Japonijos mieste Tokijuje. Disko metimo varžybose dalyvavo 3 sportininkai iš Lietuvos – Mykolas Alekna, Martynas Alekna ir Andrius Gudžius. Jie visi pasirodė gerai. Mykolas Alekna metė diską. Jis užėmė 2 vietą ir laimėjo sidabro medalį. Čempionato metu buvo labai blogas oras. Lijo lietus ir buvo slidu. Buvo sunku, bet varžybos įvyko. Mykolas Alekna diską numetė 67 metrus ir 84 centimetrus. Tai yra labai geras rezultatas. Bet jį aplenkė švedas Danielis Stalis. Švedas diską numetė 70 metrų ir 47 centimetrus. Jis užėmė 1 vietą. Kiti lietuviai sportininkai irgi pasirodė gerai. Martynas Alekna užėmė 7 vietą, o Andrius Gudžius užėmė 6 vietą. Tai yra pirmas kartas istorijoje, kai net 3 lietuviai dalyvauja finale. Projektas Lietuvos galia. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda organizuoja projektą Lietuvos galia. Prezidentas projektą organizuoja jau 4 kartą. Projekto tikslas yra pasveikinti geriausias Lietuvos žmonių per metus įvykdytas veiklas. Lietuvos galios internetinėme puslapyje yra 3 kategorijos – Stipri Lietuva, Teisinga Lietuva
ir žalia Lietuva. Geriausios veiklos yra renkamos 2 etapais. Pirmiausiai, už veiklas balsuoja žmonės. Daugiausiai balsų surinkusios veiklos patenka į antrąjį etapą. Tuomet veiklas vertina komisija. Geriausiai įvertintų veiklų autorius pasveikins prezidentas. Už veiklas, kurios jums patinka, galite balsuoti internete. Internetinio puslapio adresas yra www.lietuvosgalia.lt. Balsuoti galima iki spalio 9 dienos. Žinias lengvai suprantama kalba rengė Skirmantė Sakalauskaitė. Žinias vertino Olga Podzemelnaja. Šiandien sakome sudie, su visais susitiksime lygiai po savaitės, kitą sekmadienį 13 valandą. Čia buvo Lina Žaltauskaitė ir Irma Jokštytė Stanevičienė. Likite sveiki. Aklas pasimatymas - laida kurianti ryšius. Laidą rengia Automoto Group. Dalinai remia medijų rėmimo fondas ir Telia, kad kiekvienas ryšys būtų tikras. Telia įdomiau, tik gyvenimas visiems.